Sveiki, artėja Kalėdos dovanų metas. Visada malonu gauti dovanų ir stebinti kitus. Tai šiandien nusprendžiau su jumis kartu išpakuoti iš Megazip gautą siuntą su VMAX detalėmis. Noriu pasidalinti to malonumu su jumis, gal ir jūs sudomės ir jūs ateityje užsakinėsit patys. Taigi, siunta iš Japonijos į Lietuvą atėjo per 2 dienas. Vienos dienos prireikė deklaravimui. Tiek užėmė procedūros, aišku, iškart neišsiuntė tą pačią dieną, tai šiandien gavau. Iš Japonijos į Lietuvą 2 dienos. FedEx. Taigi, pakojam. Taigi, ką mes čia turim? Wow. Starterio sankaba Yamaha VMAX. 2 sankabos, 2 VMAX-am. Toliau. Na, čia tai bus dantratis. Dantratis. O šitas. Vienam VMAX-ui, šitam jubiliejiniam, nusprendėm, kad keičiam dantratį. Na, taupyti neverta šitoje vietoje, patys žinot, kiek po to kainuoja. Tarpinytės dangtelio. Viskas originalu, originalioj pakuotėj. Toliau tarpinytės. Kito dangtelio. 2 VMAX-ai, 2 tarpinės. Viskas tvarkingai. Čia nenoriu plėšti, paliksiu tą malonumą šeimininkui. Čia yra MT-škės, Yamaha MT10 viršutinis tiltelis, kuris pas mus kainuoja gal žino kiek. Nu, Megazipė verta. Nu ir smulkmenos. Taip pat varžteliai MT10. Čia tokia spiruliuojanti šaiba. Dedasi šitoj vietoj. Va, jinai tenai yra. Kadangi nežinojom, kaip jinai turi atrodyti nauja, kapeikas kainuoja, nu taip, užsakėm. MT10 pavarų jungimo kojelės gumytė, ta, kur batas nuolat trina iš abiejų pusių. Lietuvoje nežinau, aš nežiūrėjau, bet mano sūnus, kuris prašė užsakyti, sakė, kad 18 eurų Lietuvoje užsakant. Nu, kiek Megazipė, tai atspėkit. Lauk atsakymų. Toliau. Nu, tai čia jau mano 2 vienetai. 2 vienetai va tokių šaibų. Nu, ne šaibų, čia tokie fiksatoriai. Į mano VMAX 1700 dedasi sėdynę. Aišku, jų galima buvo be problemų rasti. Nu, bet tai čia Yamaha OM. Beleko nededu. Ir sąrašiukas, kas įdėta su numeriais tvarkingai. Tai va, su Megazip apsimoka prasidėti. Geras dylas gavosi. Megazip.net. Ten yra visos schemos, visų motociklų, visų brandų, netgi automobilių, OM detalės. Schemai išsirenki, yra pozicijos sunumeruotos, pagal to numerį tu sužinai originalų numerį detalės. Ir ten pat iškart gali pasižiūrėti, kiek kainuoja Amerikos sandėlį, Japonijos sandėlį ir užsakyti. Žiūriu, kur pigiau. Man dažniausiai pigiau buvo viskas iš Japonijos. Ir viskas, ir gauni. Aišku, jie įsipareigoja, reiškia, atsiųsti per 2-7 darbo dienas. Nu, gavosi ilgiau, suprantu. Kalėdos, daug siuntinių, juodasis penktadienis, gavom su nuolaidom viską. Jeigu neskubi, pamedžiot nuolaidas tikrai verta. Ir atėjo per 2 dienas, kaip ir minėjau, Megazip.net. Geras dylas. Ate.